Vieniems sniegas tik rūpestis, slidūs keliai, kasimas, vėlavimai ir pavojai. O kitiems šis baltas patalas reiškia visai ką kitą. Tai proga pasimėgauti, pasitreniruoti ir saugiai išbandyti savo automobilį. Tryškiuose Telšių rajone ūkininkas Andrius šitą idėją pavertė realybę. Savo ūkio teritorijoje jis įrengė sniego slalomo trasą, kuri savaitgaliai sutraukia žmonės iš įvairiausių kampelių. Tai va, saugumo sumetimais pastačiau šviesoforą, kad, kaip saka, neišvažiuotų į trasą nelaiko vairuotojai. Tai va, kaip saka, stovim prie starto, duodam startą, pradedam važiuoti. Iš viršaus ši vieta atrodo įspūdingai. Vingiuojanti sniego trasa, aiškus posūkiai ir nuolat judantys automobiliai. Susidaro toks jausmas, lyg būtum patekęs į žiemos vairavimo poligoną. Tik viskas vyksta ne mieste, ne kažkur aikštelėje, o ūkininko laukose. Ir svarbiausia, čia atvažiuojama nedraskytis, o mokytis, kaip suvaldyti automobilį ant sniego, kaip saugiai įvažiuoti į posūkį ir kaip išlaikyti kontrolę, kai slidumas pradeda diktuoti savo taisyklės. Čia yra mano laukai, kaip sako, nieko nėra pasėta per žiemą ir buvo galimybė padaryti trasą ir padarėm, bet aišku, pats pagrindinis dalykas, šiemet turim žiemą, ko niekada, kaip sako, neturėjom. Aišku, visi reklamuoja ledo trasas, ten važinėja profesionalai, padangos su dygliais. Čia yra sniego trasa, paprastiem vairuotojams, su paprastesniam mašinom. Aišku, užsuka ir rimtesnių vairuotojų, bet šiaip čia yra tiesiog galima važiuoti su paprastom mašinom, kad pajust, ką ta mašina daro ant sniego, ant ledo, išbandyti savo jėgas, išbandyti automobilio visokias sistemas, išjungta, įjungta ta sistema, visokių variantų. Šios trasos atsiradimo idėją Andriui padiktavo 15-metis sūnus. Kaip ir dauguma jaunų žmonių, jis nori kuo anksčiau atsisėsti prie vairo. Ne šiaip pavažiuoti, o realiai pasitobulinti, pajusti slydimą, suprasti, kaip veikia stabdymas, kaip automobilis reaguoja posūkiuose. Noriu pasimokinti važiuoti su mašina, pasižiūrėti, kaip valdosi ir žiemą išmokti važiuoti. Iš pradžių tai tiesiog galvoju, jeigu bus ten ilgiau kokias 2 savaitės bent sniega bus pranešta, tai reikės trasą pasidaryti. Pasidarėm trasą, pirmą savaitgalį ten 2 mašinos, galvojom, tai čia nelabai verta. Antrą savaitgalį, irgi nedaug ten tų mašinų, bet atras visa buvo jau paruošta, ten išlyginta, jau sniegs irgi išlygins. Po to praeitą savaitgalį jau nemažai mašinų atvažiavo, padarė dabar didesnę trasą, dar biškį visokių kitokių pravažiavimų ir ratai, kad tiesiog smagiau būtų važiuoti ir visai ilga trasa, 2,2 km ar 4, ir fainai. Andrius sako, kai idėja nuskambėjo, ji tapo rimtu planu. Todėl dar rudenį, kai sniegas buvo tik laukiamas, ūkio teritorijoje prasidėjo trasos planavimas. Kur daryti posūkius, kokį ilgį pasirinkti, kaip sukurti slalomą taip, kad būtų įdomu, bet svarbiausia – saugu. Ir jei galvojate, kad čia renkasi tik sportininkai, tikrai ne. Trasą bando visi. Nuo visiškai paprastų automobilių iki specialiai paruoštų lenktyninių ar ralio mašinų. Važinėja ir senoviniai, net istoriniai automobiliai, taip pat naujausi visureigiai. O kas svarbiausia, žmonės atvažiuoja su viena bendra mintimi – pasitobulinti savo vairavimo įgūdžius žiemą ir gauti gerą emociją. Pramoga tai tokia, aš prieš kokius 4-5 metus biškį buvau įlindęs į bekelį ir šiaip brangus malonoms bekeliai ir čia yra paprastesnis važiavimas, ne paprastesnis, bet išlaikymas mašinos paprastesnis. Taip, kad kažkiek vis tiek žmogus renkys, kad atsipirktų ir tas adrenalins ir tos išlaidos, kad būtų, kaip sakant, ir ekonomiška, ir efektyviai važiuoti. Tai vat, nebuvau važiavęs šiaip, buvau getauti, buvau kažkuomet per trasą pralėkis,
O čia jau perskaičiau, pamačiau skelbimo, kad tai sugalvojom su draugu atvažiuoti ir kviečiau dar. Bet kiek kart gal daugiau bus tų su barsak, praeit savaitę buvo. Nu, o taip, viskas okei. Gerai, reikia išnaudoti malonumus, žaimus, nedažna te būna. Taip, kad visai malonę praleidau laiką ir linku į kitiems pabandyti atvažiuoti. Ir, čia ir, kaip sakant, jau dabar atėjo toks laikas, kad reikia pagyventi dėl savęs biškį. Trasa veikia šeštadieniais ir sekmadieniais. Ir tada, kaip sakoma, čia tikrai dūzgia. Žmonių daug, transporto daug, veiksmo daug. Darbo dienomis mašinų važiavimų nėra. Bet Andrius neatmeta galimybės, kad norintis gali susisiekti ir galbūt susitarti dėl individualaus pasivažinėjimo. Nors vaizdai atrodo ekstremalūs, pats principas čia labai paprastas. Greitis nėra didelis, o svarbiausia – saugumas. Vairuotojų amžius griežtai neribojamas. Jeigu nori išbandyti trasą, gali ir nepilnamečiai. Žinoma, tik su tėvais. Viskas vyksta atsargiai, ramiai, su pagarba vieni kitiems. Ir dar vienas dalykas, kuris čia labai jaučiasi – draugiška atmosfera. Jeigu kas nors įpuola į pusnį arba nebegali išvažiuoti, niekas nelieka vienas. Visi padeda išstumti, pataria. Kol vieni trasoje gaudo posūkius, kiti stebi iš šono ir šildosi, nes kažkasgi turi palaikyti komandą. Tik keleivė, bet už vairą norėtus. Ekstremaliai pravežė ar gražiai? Taip, neblogai. Tai kaip tie pojūčiai? Gerai, smagu, labai smagu. Čia visiems dėl saugumo. Kadangi pavažiavus toje trasoje ir kely geriau seksis važiuoti. Kaip slysta matai, kur slysta, kaip važiuoja. Ar tai neskatina chuliganiško vairavimo? Ne. Čia išmoksit, po to pradėsi taip šonais važinėti mieste? Ne. Ne? Čia kaip tik reikia važiuoti chuliganiškai, o mieste tvarkingai. Andriaus mama sako, iš šalies stebėti smagu, net truputį baugu. Bet kai matai tiek daug žmonių, tiek daug gerų emocijų ir tokį gyvumą, supranti, kad čia labai geras dalykas. Pati vairuoti nesiryžtų, tėvukas taip pat, bet su didžiausiu įdomumu viskas stebi iš šono. Viskas įdomi. Ištartu, kad vaikų daug yra čia. Iš 5-3 vaiką čia yra. Ar mama pravežė bent vienas? Bijau. Kodėl? Bijau, nežinau. Labai bijau, žiūrėti bijau, ne tik takų. Labai. O tai gal patys su tėvuku pralėkėt? Ne, tėvuks irgi stau ten atsistojęs bei. Vaikai nepilnamečiai, nebijai, saugiai jautiesi? Saugiai jaučiasi dėl to, kad nėra čia didelė greičiai, o pasivažinėti. Aš pripratęs. Nežinau, vaikai pripratę, mes visur į varžybas važiavam kartu, visko yra matę, tai taip. Šį sekmadienį buvo ir dar vienas siurprizas. Visi buvo pavaišinti žvėrieno sriuba. Virėjas juokauja, kai tik sriuba bus paruošta, jis pats sės į automobilį ir dar kartą išbandys trasą. Važiavau kapišus, pavaišinsim, tada minsa, aš ir spaus gaz. Biški. Tas adrenalins toks, biški, pasukinėjimą, tokia biški. Kelią nepadarysi, o gali padaryti traso, gali pasisukinėti. Tau kokią mašiną vairuosi? Toyota, kol kas Toyota RAV4, bet galvoju į Tiguaną atsivinti biški. Biški geriau. Žemaitija šiais metais toks regionas, kur sniegas tikrai daugam pridarė problemų. Bet kai jis tampa pramoga, apie sunkumus greitai ir pamirštama. Norite ir jūs išbandyti savo plieninį žirgą? Trasos koordinates rasite šio video pabaigoje, o taip pat ir aprašyme. Saugių kelionių visiems!